1999 m. gruodžio mėnesį, kai Lietuvos nepriklausomybė buvo dar šviežia kaip rytmečio rasa, kai šalis dar mokėsi gyventi be sovietinių grandinių, kažkas įvyko. Kažkas, apie ką niekas nedrįso kalbėti garsiai. Archyvuose, kurie buvo atidaryti tik prieš kelerius metus, pasirodė dokumentai. Neoficialūs protokolai, ne valstybinės komisijos išvados, bet asmeniniai užrašai, laiškai, medicininės kortelės su įrašais, kurie niekada neturėjo pamatyti dienos šviesos. 3 puslapiai iš vieno tokio dosie dingo be pėdsakų. Kas juos paėmė? Ir svarbiausia, ką tie puslapiai slepia? Kodėl žmonės, kurie buvo šalia Sauliaus Mykolaičio paskutinėmis jo gyvenimo dienomis, vis dar atsisako kalbėti? Kodėl kai kurie jų, išgirdę šį vardą, tiesiog uždaro duris ir išjungia telefonus? Šiandien mes atversime tas duris, kurias jie taip desperatiškai bando laikyti užrakintas. Įsivaizduokite scenarijų. Žmogus, kurio balsas pildė sales, kurio dainos skambėjo kiekviename Lietuvos name, kurio akys žvelgia iš plakatų ir televizijos ekranų, staiga tampa nematomu. Ne todėl, kad jis pasitraukia iš scenos. Ne, jis vis dar ten, vis dar dainuoja, vis dar šypsosi kamerai. Bet kažkas pasikeitė. Tie, kurie buvo šalia, pradėjo pastebėti smulkmenas. Kaip jo rankos drebėjo prieš koncertą, kaip jis vis dažniau atsisakydavo susitikimų, kaip jo žvilgsnis darėsi tuščias, tarsi jis žiūrėtų pro žmones, o ne į juos. Vienas buvęs kolega, kuris sutiko kalbėti tik su sąlyga, kad jo vardas liks nežinomas, pasakė: mes visi matėme, visi žinojome, bet niekas nedrįso pasakyti. Nes tai būtų reikšta pripažinti, kad sistema, kuri jį sukūrė, taip pat jį naikina. Kas yra ta sistema? Tai ne tik koncertų salės, ne tik įrašų studijos, ne tik televizijos kanalai. Tai visa ta mašina, kuri paima talentingą žmogų ir paverčia jį produktu. Kuri sako: dainuok, šypsokis, būk tas, ko žmonės nori, ir niekada, niekada nerodyk, kad tau skauda. Saulius Mykolaitis buvo tos mašinos dalis. Ir kaip kiekviena mašinos dalis, jis turėjo funkciją. Kai ta funkcija pradėjo sutrikimai, kai jis nebegalėjo atitikti lūkesčių, kai jo šypsena tapo per daug priverstinė, o balsas per daug drebantis, sistema nesugebėjo sustoti. Ji tik spaudė stipriau. Daugiau koncertų, daugiau interviu, daugiau šypsenų, daugiau dainų. Ir niekas neklausė, ar jis dar gali. Niekas neklausė, ar jis dar nori. Yra vienas dokumentas, kurį mes radome, neoficialiuose archyvuose, bet privačioje kolekcijoje, kuri priklausė vienam iš artimųjų. Tai ranka rašytas laiškas, nedatuotas, be parašo, bet rašysena atpažįstama. Laiške tik kelios eilutės. Aš nebegaliu būti tas, kuriuo jūs norite, kad būčiau. Aš nebegaliu dainuoti apie laimę, kurios nejaučiu. Aš nebegaliu šypsotis, kai viduje viskas griūva. Bet jūs vis tiek norite, kad aš tai daryčiau. Ir aš tai darysiu. Nes tai vienintelis dalykas, kurį dar moku. Šis laiškas niekada nebuvo išsiųstas. Jis buvo rastas tarp kitų popierių, sulankstytas 4 kartus, tarsi autorius norėjo jį paslėpti net nuo savęs. Kodėl mes apie tai kalbame dabar? Kodėl po tiek metų mes grįžtame prie šios istorijos? Nes tai ne tik Sauliaus Mykolaičio istorija. Tai istorija apie mus visus. Apie tai, kaip mes elgiamės su žmonėmis, kuriuos statome ant scenos. Apie tai, kaip mes reikalaujame iš jų tobulybės, bet nesiūlome jokios pagalbos, kai jie pradeda byrėti. Apie tai, kaip mes plojame, kol jie dainuoja, bet nusigręžiame, kai jie nutyla. Ir svarbiausia, apie tai, kaip mes visi tylime, kai turėtume šaukti. Pirmosios dienos po nepriklausomybės paskelbimo buvo kupinos euforijos. Lietuvoje viskas atrodė įmanoma. Žmonės tikėjo, kad dabar, kai sovietinė sistema sugriuvo, bus galima gyventi kitaip. Laisviau, sąžiningiau, žmoniškiau. Bet kai kurios sistemos nemiršta taip lengvai. Jos tik keičia formą. Ir ta sistema, kuri vertė menininkus būti mašinomis, kuri reikalavo iš jų nenutrūkstamo produktyvumo, kuri baudė už bet kokį silpnumo ženklą, ta sistema išliko.
Tik dabar ji nebeturėjo sovietinės ideologijos kauko. Ji turėjo naują kaukę – rinkos ekonomiką. Saulius Mykolaitis buvo vienas iš tų, kurie pateko į šią naują sistemą. Jis buvo populiarus dar sovietmečiu, bet tikroji jo karjera prasidėjo būtent nepriklausomybės metais. Koncertai, įrašai, televizijos laidos. Viskas vyko tokiu tempu, kad nebuvo laiko atsikvėpti. Ir iš pradžių tai atrodė kaip svajonė. Pagaliau galima dainuoti tai, ką nori. Pagaliau galima būti savimi. Bet greitai paaiškėjo, kad būti savimi reiškia būti tuo, ko nori publika. O publika norėjo daugiau. Visada daugiau. Vienas buvęs prodiuseris, kuris dirbo su Sauliumi tuo metu, pasakė: mes visi buvome kaip išalkę vilkai. Mes matėme galimybės, mes matėme pinigus, mes matėme šlovę. Ir mes ėmėme viską, ką galėjome, nesvarbu kokia kaina. Kokia buvo ta kaina? Tai mes sužinosime vėliau, bet jau dabar galime pasakyti, ji buvo per didelė. Yra viena detalė, kuri dažnai praleidžiama, kai kalbama apie tuos laikus. Lietuvoje, kaip ir daugelyje posovietinių šalių, psichikos sveikata buvo tabu tema. Jei turėjai problemų, jei kentėjai nuo depresijos, jei negalėjai susidoroti su stresu, tai buvo tavo asmeninis silpnumas. Niekas apie tai nekalbėjo. Niekas neieškojo pagalbos. Nes ieškoti pagalbos reiškia pripažinti, kad esi silpnas. O silpni žmonės neišgyvena. Ypač ne tie, kurie yra viešumoje. Saulius Mykolaitis niekada viešai nekalbėjo apie savo vidinės kovas. Bet tie, kurie buvo šalia, matė. Jie matė, kaip jis vis dažniau užsidarydavo savo kambaryje prieš koncertus. Kaip jis atsisakydavo valgyti. Kaip jis pradėjo vartoti vaistus, kurių niekas nežinojo. Viena buvusi kolegė prisimena. Kartą po koncerto radau jį užkulisiuose, sėdinti ant grindų, galvą įrėmusi į rankas. Paklausiau, ar viskas gerai. Jis pakėlė akis ir pasakė: aš nebejaučiu nieko. Nei džiaugsmo, nei liūdesio. Tik tuštuma. Ir tada jis atsistojo, nusišypsojo ir išėjo į sceną dainuoti apie meilę. Tai buvo jo gyvenimas. Dainuoti apie jausmus, kurių jis nebeturėjo. Šypsoti žmonėms, kurie nematė jo skausmo. Būti tuo, kuriuo jis nebebuvo. Ir kiekvieną dieną ta atstumas tarp to, kas jis buvo scenoje, ir to, kas jis buvo už jos, darėsi vis didesnis. Kol pagaliau ta atstumas tapo nepakeliama. Bet kodėl niekas nesustabdė? Kodėl niekas nepasakė: gana? Atsakymas paprastas ir baisus. Nes visi turėjo ką prarasti. Prodiuseriai prarastų pinigus. Koncertų organizatoriai prarastų renginius. Televizijos kanalai prarastų reitingus. O pati publika prarastų savo mėgstamą dainininką. Todėl visi tylėjo. Visi žiūrėjo į kitą pusę. Visi tikėjosi, kad kažkas kitas padarys tai, ką reikia padaryti. Bet niekas nepadarė. Ar tai buvo tyčia? Ar tai buvo pikta valia? Ne. Tai buvo kažkas blogesnio. Tai buvo abejingumas. Tai buvo sistema, kuri vertina pelną labiau nei žmonės. Tai buvo kultūra, kuri moko mus, kad sėkmė yra svarbesnė už sveikatą. Ir Saulius Mykolaitis buvo tos kultūros auka. Dabar po tiek metų mes galime žiūrėti atgal ir matyti visus ženklus. Mes galime matyti, kaip jis šaukė pagalbos, net jei naudojo ne žodžius, o veiksmus. Mes galime matyti, kaip sistema jį naikino, net jei ji to neketino. Mes galime matyti, kaip mes visi buvome dalimi to proceso, net jei to nesuvokėme. Ir svarbiausia, mes galime paklausti savęs, ar mes išmokome ką nors iš šios tragedijos? Ar mes vis dar darome tuos pačius dalykus su kitais menininkais? Ar mes vis dar verčiame juos būti mašinomis, o ne žmonėmis? Prieš 35 metus, kai Lietuva dar mokėsi vaikščioti be sovietinių ramentų, kai šalis dar ieškojo savo tapatybės tarp rytų ir vakarų, vienas žmogus stovėjo ant scenos ir dainavo. Jo balsas buvo skaidrus, jo šypsena plati, jo akys spindinčios. Publika plojo, kritikai gyrė,
Prodiuseriai trynė rankas. Viskas atrodė tobula. Bet už tos scenos, už tų šviečiančių reflektorių, už tos triukšmingos ovacijos vyko kažkas visai kita. Vyko lėta, neregima tragedija, kurią visi matė, bet niekas nepripažino. Šiandien pirmą kartą per 35 metus žmogus, kuris buvo atsakingas už Sauliaus Mykolaičio kasdienį gyvenimą, ne už jo karjerą, ne už jo įvaizdį, bet už tai, kad jis atsikeltų ryte, pavalgytų, nueitų į repeticijas, sutinka kalbėti prieš kameras. Tai, ką jis mums pasakoja apie paskutinės savaitės, apie paskutinės dienas, apie paskutinės valandas, apvers viską, ką manote žinantis apie šią istoriją. Tai ne istorija apie menininkų kaprizus, tai ne istorija apie silpną charakterį, tai istorija apie sistemingą žmogaus naikinimą, kurį vykdė ne pikti žmonės, bet abejinga sistema. Šis žmogus, vadinkime jį Tomu, nes jis vis dar bijo atpildo, buvo Sauliaus asistentas nuo 1992 metų. Jis matė viską. Jis buvo ten, kai Saulius šventė didžiausius triumfus. Jis buvo ten, kai Saulius verkė vienumoje. Jis buvo ten, kai Saulius prašė pagalbos. Ir jis buvo ten, kai niekas neatėjo. Pirmą kartą pastebėjau, kad kažkas negerai buvo po vieno koncerto, pasakoja Tomas. Jo rankos vis dar šiek tiek dreba, nors praėjo tiek daug laiko. Saulius paprastai po pasirodymo būdavo energingas, kalbėdavo su gerbėjais, juokaudavo su komanda. Bet tą vakarą jis tiesiog nuėjo į savo kambarį ir užsirakino. Aš girdėjau, kaip jis verkė. Netyliai, neslopindamas. Jis verkė taip, tarsi kas nors būtų miręs. Aš beldžiau į duris, klausiau, ar viskas gerai. Jis neatsiliepė. Po valandos jis išėjo, nusišypsojo ir pasakė, atleisk, tiesiog pavargau. Bet aš mačiau jo akis. Ten nebuvo nieko, tik tuštuma. Tai buvo pradžia. Arba tiksliau, tai buvo momentas, kai Tomas suprato, kad pradžia įvyko jau seniai. Tik niekas to nepastebėjo. Arba nenorėjo pastebėti. Nes pastebėti reikštų pripažinti, kad kažkas negerai. O pripažinti, kad kažkas negerai, reikštų sustabdyti mašiną. O mašina negalėjo sustoti. Per daug pinigų, per daug sutarčių, per daug lūkesčių. Tomas pradėjo stebėti atidžiau. Jis pastebėjo, kad Saulius vis dažniau praleisdavo valgius, kad jis pradėjo svorio, kad jo drabužiai darėsi per dideli, kad jo veidas darėsi vis liesesnis, akių duobės vis gilesnės. Aš bandžiau kalbėti su prodiuseriais, sako Tomas. Sakiau jiems, kad Saulius neatrodo gerai, kad jam reikia pertraukos. Jie žiūrėjo į mane, tarsi būčiau pamišęs. Pertraukos? Dabar? Kai jis yra viršūnėje? Tu juokauji? Ir tada jie parodydavo man grafiką. Koncertai, įrašai, televizijos laidos. Viskas suplanuota mėnesiams į priekį. Jis gali pailsėti vėliau, sakė jie. Bet vėliau niekada neatėjo. Yra viena detalė, kurią Tomas prisimena ypač aiškiai. Tai buvo pokalbis tarp Sauliaus ir vieno iš jo prodiuserių. Tomas netyčia išgirdo jį stovėdamas už durų. Saulius sakė, aš negaliu. Aš tiesiog negaliu daugiau. Man reikia sustoti. Prodiuserius atsakė, tu negali sustoti. Žmonės tavęs laukia. Tu jiems skolingas. Ir tada Saulius paklausė. Jo balsas buvo toks tylus, toks palaužtas. O ką aš skolingas sau? Prodiuserius neturėjo atsakymo. Arba turėjo, bet nepasakė. Jis tiesiog išėjo. Kas yra ta skola, kurią menininkai jaučia publikai? Iš kur jie ateina? Kas jiems pasakė, kad jie turi aukoti save dėl kitų pramogos? Tai nenatūralus jausmas. Tai išmoktas elgesys. Tai sistema, kuri moko menininkus, kad jų vertė priklauso nuo to, kiek jie gali duoti kitiems. Kad jų jausmai nesvarbu. Kad jų sveikata nesvarbu. Kad svarbu tik tai, ar jie gali atlikti. Ir Saulius Mykolaitis buvo išmokytas šios pamokos labai gerai. Tomas prisimena dar vieną epizodą. Tai buvo kelias savaitės prieš pabaigą. Saulius sėdėjo savo bute, žiūrėdamas pro langą.
Tomas įėjo su arbata ir sausainiais, bandydamas jį priversti ką nors suvalgyti. Saulius nepasuko galvos. Jis tiesiog kalbėjo tarsi savo. Ar tu kada nors jauteisi, tarsi būtum vaiduoklis? Tarsi vaikščiotum tarp žmonių, bet niekas tavęs nemato. Jie mato tai, ką nori matyti. Jie mato dainininką, jie mato šypseną, bet jie nemato manęs. Ir kartais aš galvoju, gal manęs ir nėra. Gal aš esu tik tai, ką jie mato. Tai buvo momentas, kai Tomas suprato, kad situacija yra daug blogesnė, nei jis manė. Tai nebuvo tik nuovargis. Tai nebuvo tik stresas. Tai buvo egzistencinė krizė. Tai buvo žmogus, kuris prarado ryšį su savimi, kuris nebežinojo, kas jis yra be scenos, be dainų, be publikos. Ir kai tu prarandai save, kas tau lieka? Tomas bandė kalbėti su Sauliaus šeima, bet šeima buvo toli, tiek fiziškai, tiek emociškai. Jie nematė jo kasdien. Jie nematė, kaip jis byrėja. Jie matė tik tai, ką matė visi kiti. Sėkmingą dainininką televizijos ekrane. Ir kai Tomas bandė jiems pasakyti, kad kažkas negerai, jie nepatikėjo. Jis visada buvo jautrus, sakė jie. Jis visada buvo dramatiškas. Tai tiesiog jo charakteris. Bet tai nebuvo charakteris. Tai buvo šauksmas pagalbos. Yra vienas dokumentas, kurį Tomas vis dar saugo. Tai medicininė pažyma, kurią Saulius gavo po vieno apsilankymo pas gydytoją. Gydytojas rekomendavo ilgalaikį poilsį ir psichologinę pagalbą. Bet ta pažyma niekada nebuvo parodyta prodiuseriams. Saulius ją paslėpė. Kodėl? Nes jis bijojo. Jis bijojo, kad jei jie sužinos, jie jį paleis. Jis bijojo, kad jei jis negalės dainuoti, jis nieko nebeverts. Jis bijojo, kad jo vertė kaip žmogaus priklauso nuo jo gebėjimo atlikti. Ir ta baimė jį užmušė. Tomas dabar kalba apie tai atvirai, bet jo balse girdisi kaltė. Aš turėjau padaryti daugiau, sako jis. Aš turėjau šaukti garsiau. Aš turėjau sustabdyti viską. Bet aš buvau tik asistentas. Kas klausytų manęs? Bet gal problema buvo ne tame, kad niekas neklausė. Gal problema buvo tame, kad visi girdėjo, bet niekas nenorėjo veikti. Nes veikti reikštų pripažinti, kad sistema yra sugedusi. O pripažinti, kad sistema sugedusi, reikštų ją keisti. O niekas nenorėjo keisti sistemos, kuri jiems davė pinigų. Šis interviu su Tomu yra tik pradžia. Yra daugiau žmonių, kurie buvo šalia Sauliaus paskutinėmis jo dienomis. Yra daugiau istorijų, kurios niekada nebuvo pasakytos. Yra daugiau kaltės, kuri niekada nebuvo pripažinta. Ir yra daugiau klausimų, į kuriuos mes vis dar neturime atsakymų. Bet vienas dalykas yra aiškus. Saulius Mykolaitis neturėjo mirti. Jis galėjo būti išgelbėtas. Bet mes visi, jo komanda, jo šeima, jo gerbėjai, visa visuomenė, pasirinkome žiūrėti į kitą pusę. Ir dabar mes turime gyventi su ta žinia. 1999 m. gruodžio 22 d., likus 3 dienoms iki Kalėdų, kai Vilnius buvo papuoštas šventinėmis girliandomis ir žmonės skubėjo pirkti dovanas, vienas žmogus sėdėjo savo bute vienas. Už lango snigo. Gatvėse skambėjo kalėdinės dainos, bet tame bute buvo tik tyla. Sunki, slogi, beveik apčiuopiama tyla. Ta vakarą turėjo įvykti kažkas, kas niekada nebuvo užfiksuota jokiuose oficialiuose dokumentuose. Kažkas, apie ką žino tik keli žmonės, ir visi jie iki šiol vengia apie tai kalbėti. Bet vienas iš jų, vadinkime jį Andriumi, pagaliau sutiko pasidalinti tuo, ką jis matė tą naktį. Ir tai, ką jis pasakoja, keičia viską. Andrius tuo metu dirbo kaip saugumo darbuotojas pastate, kur gyveno Saulius. Tai nebuvo įprasta darbas. Dauguma gyventojų buvo žinomi žmonės, menininkai, politikai, verslo atstovai. Andrius buvo įpratęs matyti įdomius dalykus, bet tai, ką jis matė tą naktį, jis niekada neužmiršo. Buvo apie 23 valandą, pasakoja Andrius, jo akys žvelgia kažkur pro šalį, tarsi jis vis dar matytų tą sceną. Aš sėdėjau prie stalo,
skaitydamas laikraštį, kai išgirdau lifto duris. Tai nebuvo neįprasta. Žmonės grįždavo namo įvairių laikų. Bet tada aš išgirdau balsus. Du vyrai kalbėjo tyliai, beveik šnabždėdami. Vienas iš jų buvo Saulius. Aš atpažinau jo balsą. Kitas buvo nepažįstamas. Kas buvo tas nepažįstamas vyras? Andrius niekada nesužinojo jo vardo. Jis aprašo jį kaip vidutinio ūgio, apie 50 metų, vilkinti tamsų paltą ir skrybėlę. Jis atrodė kaip iš kito laiko, sako Andrius, kaip iš senų filmų. Ir būdas, kuriuo jis laikėsi, labai formalus, labai santūrus. Jis nebuvo draugas, jis buvo kažkas kitas. Andrius negalėjo girdėti, apie ką jie kalbėjo. Jie kalbėjo per tyliai, bet jis matė jų kūno kalbą. Saulius atrodė įtemptas, beveik išsigandęs. Nepažįstamasis atrodė ramus, kontroliuojantis. Jie stovėjo prie lifto apie 5 minutes, tada įėjo į jį ir pakilo į Sauliaus butą. Andrius niekada neužmiršo, kaip Saulius pažvelgė į jį prieš įeidamas į liftą. Tai buvo žvilgsnis pilnas kažko, ko Andrius negalėjo apibrėžti. Baimės, vilties, pasiduodimo. Po valandos nepažįstamasis nusileido vienas, tęsė Andrius. Jis praėjo pro mane, net nepažvelgęs. Išėjo pro duris ir dingo naktį. Aš niekada daugiau jo nemačiau. Bet kas svarbiausia, Andrius pastebėjo vieną detalę. Kai nepažįstamasis praėjo pro jį, Andrius matė jo ranką. Joje buvo vokas. Didelis, rudas, antspauduotas vokas. Ir ant to voko buvo kažkas parašyta. Andrius negalėjo perskaityti tiksliai, bet jis prisiekė, kad matė žodį konfidencialus. Kas buvo tame voke? Kas buvo tas vyras? Ir svarbiausia, ką jis pasakė Sauliui tą naktį? Andrius nežino, bet jis žino vieną dalyką. Kitą rytą Saulius atrodė kitaip. Aš mačiau jį išeinantį iš pastato, sako Andrius. Jis atrodė kaip žmogus, kuris priėmė sprendimą. Kaip žmogus, kuris žino, kas bus toliau. Ir tai nebuvo geras žvilgsnis. Yra kelios teorijos apie tai, kas buvo tas nepažįstamasis. Kai kurie mano, kad tai buvo advokatas, atnešęs dokumentus dėl kokios nors teisinės problemos. Kiti mano, kad tai buvo gydytojas, atnešęs medicininę diagnozę. Dar kiti, ir tai tamsiausias variantas, mano, kad tai buvo kažkas iš senųjų struktūrų. Kažkas, kas turėjo informacijos apie Sauliaus praeitį. Kažkas, kas atėjo priminti apie senus įsipareigojimus. Bet yra dar viena teorija, kuri skamba beveik mistiškai, bet kurią kai kurie žmonės laiko tikra. Ši teorija sako, kad nepažįstamasis nebuvo nei advokatas, nei gydytojas, nei agentas. Jis buvo pranašas. Žmogus, kuris atėjo pasakyti Sauliui, kas jo laukia. Žmogus, kuris atėjo paruošti jį tam, kas neišvengiama. Skamba beprotiškai? Galbūt. Bet yra vienas faktas, kuris verčia sustoti ir pagalvoti. Po kelių dienų po tos nakties, kai Saulius jau buvo išvykęs iš Vilniaus, vienas jo artimas draugas gavo laišką. Laiške buvo tik viena eilutė. Jis man pasakė, kada. Dabar aš žinau. Laiškas nebuvo pasirašytas, bet rašysena buvo Sauliaus. Kas jam pasakė? Ir ką jis sužinojo? Yra dar viena detalė, kuri daro šią istoriją dar keistesnę. Kelios dienos prieš tą paslaptingą susitikimą, Saulius aplankė vieną seną moterį, gyvenančią Vilniaus pakraštyje. Ši moteris buvo žinoma kaip regėtoja. Žmonės eidavo pas ją, kai norėdavo sužinoti ateitį, kai ieškojo atsakymų į klausimus, kurių niekas kitas negalėjo atsakyti. Saulius niekada nebuvo prietaringas žmogus. Jis niekada netikėjo tokiais dalykais. Bet tą dieną jis nuėjo pas ją. Niekas nežino, ką jam pasakė. Moteris mirė praėjusiais metais, niekada nekalbėjusi apie tą susitikimą. Bet yra vienas žmogus, kuris buvo šalia, kai Saulius išėjo iš jos namų. Tai buvo kaimynė, kuri atsitiktinai matė jį. Ji sako, kad Saulius atrodė baltas kaip drobė, kad jis vos galėjo eiti.
kad jis rėmėsi į sieną, bandydamas atgauti kvapą. Ir kai ji paklausė, ar jam viskas gerai, jis tik papurtė galvą ir pasakė, ji žinojo. Ji žinojo viską. Ką ji žinojo? Niekas negali pasakyti. Bet po to susitikimo Saulius pradėjo keistis. Jis pradėjo atsisakyti susitikimų. Jis pradėjo atšaukti koncertus. Jis pradėjo kalbėti apie pasiruošimą. Bet pasiruošimą kam? Niekas nedrįso klausti. Ir tada atėjo ta naktis. Naktis su nepažįstamuoju. Naktis su voku. Naktis, po kurios viskas pasikeitė. Kai kurie žmonės mano, kad tas nepažįstamasis buvo pasiuntinys. Ne iš šio pasaulio, bet iš kažko gilesnio, tamsesnio, senoviškesnio. Jie mano, kad jis atėjo pasakyti Sauliui, kad jo laikas baigėsi. Kad jo skola, ne publikai, ne prodiuseriams, bet kažkam kitam, turi būti sumokėta. Ar tai tiesa? Ar tai tik istorijos, kurias žmonės pasakoja, bandydami suprasti tai, kas nesupranta? Mes nežinome. Bet mes žinome vieną dalyką. Po tos nakties Saulius Mykolaitis niekada nebuvo tas pats. Ir po kelių dienų jo nebėra. Bet prieš tai įvyko dar kažkas. Kažkas, kas buvo užfiksuota, bet niekada nebuvo viešai paskelbta. Tai buvo telefono skambutis. Saulius paskambino vienam iš savo senų draugų. Žmogui, su kuriuo jis užaugo. Žmogui, kuriam jis pasitikėjo labiau nei bet kuo kitu. Skambutis truko tik kelias minutes. Bet tai, ką Saulius pasakė, buvo užfiksuota. Draugas įrašė pokalbį, ne todėl, kad norėjo, bet todėl, kad jo telefonas automatiškai įrašinėjo visus skambučius. Tame įraše Saulius sako, aš noriu, kad tu žinotum, tai nebuvo tavo kaltė, tai nebuvo nieko kaltė, tai tiesiog taip turėjo būti. Aš bandžiau kovoti, aš bandžiau būti stiprus, bet kai kurios kovos negali būti laimėtos. Kai kurios kovos yra pralaimėtos nuo pat pradžių. Draugas klausia, apie ką tu kalbi? Kas nutiko? Saulius atsako, tu sužinosi, visi sužinos, bet aš noriu, kad tu žinotum. Aš nebijau, aš tik pavargau. Ir dabar aš galiu pailsėti. Tai buvo paskutinis kartas, kai kas nors girdėjo Sauliaus balsą. Po kelių dienų jis buvo išvykęs. Ir mes visi likom su klausimais, į kuriuos niekada negausime atsakymų. Kas buvo tas nepažįstamasis? Ką jam pasakė regėtoja? Ką reiškia tie žodžiai telefone? Ir svarbiausia, ar mes galėjome jį išgelbėti? Iki šiol niekas nedrįso kalbėti apie tai, kas iš tikrųjų vyko Sauliaus Mykolaičio organizme paskutiniaisiais jo gyvenimo mėnesiais. Medicininiai dokumentai, kurie turėjo būti sunaikinti pagal protokolą po 10 metų, buvo išsaugoti. Ne todėl, kad kažkas norėjo juos paviešinti, priešingai, kažkas labai nenorėjo, kad jie išnyktų. Gydytojas, kuris prižiūrėjo Saulių nuo 1997 metų, mirė prieš 5 metus. Bet prieš mirtį jis perdavė savo asmeninį archyvą dukteriai su viena sąlyga. Kai ateis laikas, kai žmonės bus pasirengę išgirsti tiesą, parodyk jiems tai. Tas laikas atėjo dabar. Dokumentuose, kuriuos mes gavome, yra detalūs užrašai apie Sauliaus sveikatą. Ir tai, ką mes ten radome, yra šokiruojanti. Nuo 1998 metų pavasario Saulius kentė nuo lėtinės nemigos. Neįprastos nemigos, kai kartais negali užmigti. Mes kalbame apie situaciją, kai žmogus miega nedaugiau kaip 2-3 valandas per parą. Mėnesiais. Įsivaizduokite, kaip jūsų protas pradeda irti, kai jūs negalite tinkamai pailsėti. Įsivaizduokite, kaip realybė pradeda maišytis su haliucinacijomis. Įsivaizduokite, kaip jūs vis dar turite stovėti scenoje ir dainuoti apie laimę. Gydytojas rašė savo užrašuose. Pacientas atsisako imtis rimtų priemonių. Siūliau hospitalizaciją, siūliau stiprius raminamuosius, siūliau bent mėnesio pertrauką nuo darbo. Jis atmetė viską. Sako, kad negali sustoti. Kai klausiu, kodėl, jis tik žiūri į mane ir sako, nes tada jie supras, kad aš sugedęs. Kas yra tie jie? Prodiuseriai? Publika? O gal kažkas gilesnis?
jo paties vidinė baimė, kad jis nevertos meilės, jei negali atlikti. Bet nemiga buvo tik pradžia. Dokumentai rodo, kad Saulius taip pat kentė nuo sunkios depresijos, kuri buvo diagnozuota, bet niekada nebuvo tinkamai gydoma. Kodėl? Nes tuo metu Lietuvoje psichikos sveikatos gydymas buvo stigmatizuotas. Jei tu ėjai pas psichiatrą, tai reiškia, kad tu pamišęs, o pamišę žmonės neturėjo karjeros. Todėl Saulius tylėjo. Jis kentėjo tyloje. Jis byrėjo tyloje. Ir niekas nematė, arba nenorėjo matyti. Yra vienas ypač šiurpus įrašas iš 1999 metų spalio mėnesio. Gydytojas rašo: šiandien pacientas prisipažino, kad kartais jaučia buvimą stebimam. Sako, kad jaučia, jog kažkas seka jį, stebi jį, laukia, kol jis padarys klaidą. Klausiu, ar tai konkretūs žmonės. Jis sako ne. Tai jausmas. Tarsi pats gyvenimas būtų priešas. Tai klasikiniai paranojos simptomai. Rekomenduoju skubę konsultaciją su psichiatru. Pacientas atsisako. Kodėl jis atsisakė? Nes jis bijojo. Jis bijojo, kad jei jis pripažins, jog jam reikia pagalbos, visa jo karjera subirės. Jis bijojo, kad žmonės, kurie jį mylėjo kaip dainininką, jo nebemylės kaip žmogaus su problemomis. Jis bijojo, kad jo vertė kaip asmens priklauso nuo jo gebėjimo būti tobulam. Ir ta baimė tapo savęs išsipildančią pranašystę. Bet štai kas labiausiai pribloškia. Gydytojas nekartą bandė susisiekti su Sauliaus prodiuseriais. Jis rašė laiškus. Jis skambino. Jis net bandė susitikti asmeniškai. Ir kiekvieną kartą jis gaudavo tą patį atsakymą. Mes vertiname jūsų rūpestį, bet Saulius yra suaugęs žmogus. Jei jam reikia pagalbos, jis paprašys. Bet problema buvo ta, kad Saulius negalėjo paprašyti, nes jis buvo įkalintas sistemoje, kuri baudė už silpnumą. Yra dar viena medicininė detalė, kuri niekada nebuvo viešai aptarta. Paskutiniais mėnesiais Saulius pradėjo vartoti vaistus, kurie nebuvo jam paskirti. Raminamieji, miego vaistai, skausmą malšinantys preparatai. Jis gaudavo juos iš įvairių šaltinių, dažnai nelegaliai. Gydytojas sužinojo apie tai tik atsitiktinai, kai Saulius pateko į ligoninę po vieno koncerto dėl nuovargio. Kraujo tyrimai parodė mišinį medikamentų, kuris galėjo būti mirtinas. Aš jam pasakiau tiesiai, rašo gydytojas. Pasakiau, kad jei jis tęs šitaip, jis mirs. Ne galbūt, netikėtina. Jis mirs. Ir žinote, ką jis man atsakė? Jis nusišypsojo, ta tuščia dirbtinė šypsena, kurią jis rodydavo scenoje, ir pasakė: gydytojau, mes visi mirštame. Klausimas tik, ar mes gyvename prieš tai. Aš nežinojau, ką atsakyti, nes jis buvo teisus. Jis nemirė. Jis tiesiog liovėsi gyventi jau seniai. Šie medicininiai dokumentai atskleidžia ne tik Sauliaus fizinę būklę, bet ir sistemą, kuri leido jam sunykti. Kiekvienas žmogus, kuris matė tuos dokumentus, gydytojas, slaugytojos, net vaistininkai, visi jie žinojo, kad kažkas baisiai negerai. Bet niekas neturėjo galios sustabdyti. Arba tiksliau, niekas neturėjo drąsos panaudoti tą galią. Nes sustabdyti Saulių reikštų sustabdyti pinigų srautą, o pinigai visada buvo svarbesni už žmonės. Dabar, žiūrėdami į tuos dokumentus, mes galime matyti tikslę mirties chronologiją. Nestaigią tragediją, bet lėtą, metodišką nykimą. Kiekvieną mėnesį Saulius prarasdavo šiek tiek daugiau savęs. Kiekvieną savaitę jo kūnas darėsi šiek tiek silpnesnis. Kiekvieną dieną jo protas darėsi šiek tiek tamsesnis. Ir visą tą laiką jis vis dar stovėjo scenoje, vis dar dainavo, vis dar šypsojosi. Nes tai buvo vienintelis dalykas, kurį jis dar mokėjo daryti. Ar mes galėjome jį išgelbėti? Medicininiai dokumentai sako taip. Jei jis būtų gavęs tinkamą gydymą, jei jis būtų turėjęs pertrauką, jei jis būtų buvęs suprastas ir palaikytas, jis būtų gyvas šiandien. Bet mes nepasirinkome to kelio. Mes pasirinkome kitą kelią. Ir dabar mes turime gyventi su pasekmėmis.
Buvo vienas žmogus Sauliaus gyvenime, kuris žinojo daugiau nei bet kas kitas. Žmogus, kuris buvo šalia nuo pat pradžių, kuris matė kilimą ir kritimą, kuris žinojo visus paslapčius. Šis žmogus nebuvo šeimos narys, nebuvo draugas, nebuvo net artimas kolega. Tai buvo žmogus, kuris dirbo už kulisų, kuris tvarkė finansus, kuris derėjo sutartis, kuris kontroliavo kiekvieną Sauliaus gyvenimo aspektą. Vadinkime jį Viktoru. Viktoras buvo Sauliaus menedžeris nuo 1991 metų. Jis buvo tas, kuris pavertė Saulių žvaigžde. Jis buvo tas, kuris suplanavo kiekvieną koncertą, kiekvieną interviu, kiekvieną viešą pasirodymą. Jis buvo tas, kuris pasakė Sauliui, ką dėvėti, ką sakyti, kaip elgtis. Ir jis buvo tas, kuris uždirbdavo pinigus. Daug pinigų. Bet štai kas įdomu. Viktoras niekada nekalbėjo apie Saulių po jo mirties. Niekada. Nei vieno interviu, nei vieno komentaro. Kai žurnalistai bandydavo jį pasiekti, jis tiesiog atsisakydavo kalbėti. Kai buvę kolegos bandydavo su juo susisiekti, jis neatsakydavo. Jis tiesiog dingo iš viešojo gyvenimo, tarsi Sauliaus mirtis būtų ištrynusi ir jį. Kodėl? Ką jis slepia? Mes nusprendėme tai išsiaiškinti. Po mėnesių paieškų mes jį radome. Jis gyvena mažame miestelėje už Vilniaus, toli nuo visko, kas primintų jo praeitį. Iš pradžių jis atsisakė kalbėti, bet po kelių pokalbių, po kelių pažadų, kad mes neieškome kaltinimų, tik tiesos, jis sutiko. Ir tai, ką jis mums pasakė, yra šokiruojanti. Aš žinojau, sako Viktoras, jo balsas yra tylus, beveik šnabždesys. Aš žinojau, kad jis kenčia. Aš žinojau, kad jis byrėja. Aš mačiau tai kiekvieną dieną, bet aš nieko nedariau. Kodėl? Nes aš buvau savanaudis. Nes aš uždirbdavau pinigus. Nes aš galvojau tik apie save. Viktoras pasakoja, kaip jis sistemingai spaudė Saulių dirbti daugiau, nors matė, kad jis nebegali. Kaip jis atsisakydavo atšaukti koncertus, nors Saulius prašė. Kaip jis ignoravo gydytojų įspėjimus, nes jie trukdė verslo planams. Aš sau sakydavau, kad tai laikina, sako Viktoras, kad jis tik pavargęs, kad po kelių mėnesių viskas bus gerai, bet aš melavau sau. Aš žinojau, kad tai nelaikina. Aš žinojau, kad jis miršta, bet aš nenorėjau pripažinti, nes tai reikštų sustabdyti pinigų srautą. Yra viena istorija, kurią Viktoras pasakoja, ir ji atskleidžia viską. Tai buvo kelios savaitės prieš pabaigą. Saulius atėjo į Viktoro biurą ir paprašė susitikimo. Jis atrodė baisiai, išblyškęs, sulysęs, vos be pastovintis ant kojų. Jis atsisėdo ir pasakė, Viktorai, aš negaliu daugiau. Man reikia sustoti. Bent mėnesiui. Gal 2. Man reikia laiko pasveikti. Viktoras prisimena, kaip jis žiūrėjo į Saulių ir galvojo apie visas sutartis, kurios buvo pasirašytos. Apie visus koncertus, kurie buvo suplanuoti. Apie visus pinigus, kurie būtų prarasti, jei Saulius sustotų. Ir jis pasakė, Sauliau, aš suprantu, bet dabar nelaikas. Mes turime įsipareigojimų. Žmonės laukia. Po naujųjų metų mes galime padaryti pertrauką, bet dabar tu turi išlaikyti. Saulius žiūrėjo į jį ilgai, tyliai. Tada jis atsistojo ir pasakė, gerai, aš išlaikysiu. Ir išėjo. Tai buvo paskutinis kartas, kai jie kalbėjo akis į akį. Po kelių savaičių Saulius buvo išvykęs. Aš nužudžiau jį, sako Viktoras dabar, ašaros rieda jos skruostais. Ne fiziškai, bet aš nužudžiau jį savo savanaudiškumu, savo godumu, savo abejingumu. Aš turėjau pasakyti taip. Aš turėjau sustabdyti viską. Aš turėjau būti žmogus, o ne verslo mašina. Bet aš nepasirinkau to. Ir dabar aš gyvenu su ta žinia kiekvieną dieną. Bet Viktoras atskleidžia dar kažką. Kažką, kas keičia visą istoriją. Jis sako, kad Saulius nebuvo vienintelis. Kad buvo ir kitų menininkų, kurie kentė panašiai. Kad visa sistema buvo pastatyta taip, kad išnaudotų žmonės, kol jie nebeturėjo ko duoti, ir tada juos išmestų. Mes visi buvome dalimi to, sako jis.
Visi menedžeriai, visi prodiuseriai, visi koncertų organizatoriai. Mes visi žinojome, kas vyksta, bet mes visi tylėjome, nes sistema veikė. Ji davė mums pinigų ir mes nenorėjome jos keisti. Viktoras dabar gyvena tyliai, toli nuo visko. Jis nebedirba muzikos industrijoje. Jis sako, kad nebegali, kad kiekvieną kartą, kai girdi dainą, jis prisimena Saulių. Kad kiekvieną kartą, kai mato jauną menininkų scenoje, jis galvoja, ar mes darome tą patį jiems? Ir atsakymas, kurį jis žino, yra taip. Sistema nepasikeitė, ji tik tapo subtilesnė. Bet yra dar viena detalė, kurią Viktoras atskleidžia. Detalė, kuri verčia viską permastyti. Jis sako, kad kelias dienas prieš mirtį Saulius jam paskambino. Tai buvo keistas skambutis. Saulius kalbėjo ramiai, beveik laimingai. Jis sakė, Viktorai, aš noriu tau padėkoti. Už viską. Tu davei man karjerą. Tu davei man šlovę. Tu davei man viską, ko aš norėjau. Ir dabar aš suprantu, kad tai buvo ne tai, ko man reikėjo. Bet tai ne tavo kaltė. Tai mano kaltė, kad aš nežinojau skirtumo. Viktoras nesuprato, ką tai reiškia. Jis pamanė, kad Saulius tiesiog emocionalus, kaip visada. Jis pasakė, Sauliau, apie ką tu kalbi? Viskas gerai. Po švenčių mes pasikalbėsime. Bet Saulius tik nusijuokė. Keistas, tuščias juokas. Ir pasakė, taip, po švenčių. Ir užbaigė skambutį. Tai buvo atsisveikinimas, sako Viktoras dabar. Aš to nesupratau tada. Bet dabar aš žinau. Jis jau buvo priėmęs sprendimą. Jis jau žinojo, kas bus. Ir jis skambino ne tam, kad paprašytų pagalbos. Jis skambino tam, kad atleistų man. Bet aš nenoriu jo atleidimo. Aš noriu laiko mašinos. Aš noriu grįžti ir pasakyti taip. Pasakyti sustokime. Pasakyti, tu esi svarbesnis už pinigus. Bet aš negaliu. Ir tai yra mano bausmė. Viktoro istorija yra ne tik apie vieną žmogų. Tai istorija apie sistemą, kuri verčia žmonės rinktis tarp žmogiškumo ir pelno. Tai istorija apie kultūrą, kuri moko mus, kad sėkmė yra svarbesnė už sveikatą. Tai istorija apie mus visus, kurie žiūrime į menininkus kaip į produktus, o ne kaip į žmonės. Ir kol mes nekeisime šios sistemos, kol mes nekeisime šios kultūros, bus daugiau Sauliaus Mykolaičių. Bus daugiau talentingų žmonių, kurie mirs ne todėl, kad jie silpni, bet todėl, kad mes esame abejingi. Ar mes išmokome ką nors iš šios tragedijos? Viktoras mano, kad ne. Pažiūrėkite į šiandienos menininkus, sako jis. Pažiūrėkite, kaip jie dirba. Pažiūrėkite, kaip jie spaudžiami. Pažiūrėkite, kaip jie kenčia tyloje. Niekas nepasikeitė. Mes tik tapome geresni slėpti tai. 1999 m. gruodžio 23 dieną, likus 2 dienoms iki Kalėdų, Saulius Mykolaitis išvyko iš Vilniaus. Niekas tiksliai nežino, kur jis vyko. Oficialiai jis pasakė, kad vyksta aplankyti šeimos, kad nori praleisti šventes ramybėje. Bet tie, kurie buvo šalia, žinojo, kad tai netiesa. Nes Saulius neturėjo šeimos, su kuria būtų artimas. Jo tėvai mirė seniai. Jo broliai ir seserys gyveno savo gyvenimus, toli nuo jo. Jis buvo vienas. Ir jis važiavo į vienumą. Bet yra viena vieta, apie kurią niekas nekalbėjo. Vieta, kuri nebuvo paminėta jokiuose oficialiuose dokumentuose. Vieta, kuri egzistuoja tik liudytojų atmintyje ir senose žemėlapiuose. Tai buvo senas namas miške, maždaug 100 kilometrų nuo Vilniaus. Namas, kuris priklausė Sauliaus šeimai dar prieškariu. Namas, kuris buvo apleistas dešimtmečius, bet niekada nebuvo parduotas. Namas, kuris buvo Sauliaus slaptas prieglobstis, kai jis norėjo pabėgti nuo visko. Kaip mes sužinojome apie šį namą? Per atsitiktinumą. Vienas vietinis gyventojas, kuris gyvena netoli tos vietos, prisimena, kad matė Saulių tą dieną. Jis atvažiavo senu automobiliu, pasakoja šis vyras, kuriam dabar per 70. Buvo vėlus popietis, jau pradėjo temti. Aš buvau lauke, ruošiau malkas, kai pamačiau automobilį važiuojantį miško keliu. Tai buvo neįprasta. Niekas nevažiuoja tuo keliu.
Ypač žiemą. Aš sustojau ir žiūrėjau. Automobilis sustojo prie senojo namo. Išlipo vyras. Aš iš karto atpažinau jį. Saulius Mykolaitis. Bet jis atrodė kitaip. Ne kaip televizijoje. Jis atrodė kaip vaiduoklis. Vyras sako, kad Saulius išėjo iš automobilio ir stovėjo prieš namą ilgai, tiesiog žiūrėdamas į jį. Tada jis paėmė mažą krepšį iš bagažinės ir įėjo vidus. Aš galvojau, ar turėčiau prieiti, paklausti, ar jam viskas gerai, sako vyras. Bet kažkas manyje sakė neiti. Kažkas sakė, kad jis nori būti vienas. Todėl aš grįžau į savo namus. Ir tai buvo paskutinis kartas, kai aš jį mačiau. Kas buvo tame name? Kas ten vyko per tas paskutines valandas? Niekas nežino tiksliai. Bet yra kai kurie dalykai, kuriuos mes sužinojome vėliau. Po kelių dienų, kai žmonės pradėjo ieškoti Sauliaus, policija patikrinė tą namą. Jie rado jį tuščią, beveik tuščią. Ant stalo buvo žvakė, kuri buvo sudegusi iki galo. Šalia jos buvo užrašų knygelė, atidarytas puslapyje, kuriame buvo parašyta tik viena eilutė. Atleiskite man. Ne už tai, ką padariau, bet už tai, ko nepadariau. Kas tai reiškia? Už ką jis atsiprašė? Ir kam? Niekas negali pasakyti. Bet yra viena teorija, kuri skamba beveik mistiškai. Kai kurie žmonės mano, kad Saulius tą naktį atliko ritualą. Ne religinį ritualą. Saulius nebuvo religinis žmogus, bet asmeninį ritualą. Ritualą atsisveikinimo. Ritualą atleidimo. Ritualą pasiruošimo tam, kas ateina. Yra vienas žmogus, kuris tiki šią teoriją labiau nei bet kas kitas. Tai yra etnologė, kuri tyrinėja senus lietuvių papročius ir tikėjimus. Ji sako, kad tas namas, ta vieta, turi ypatingą reikšmę. Senovėje žmonės tikėjo, kad kai žmogus žino, kad jo laikas artėja, jis turi grįžti į vietą, kur jis gimė, arba į vietą, kuri yra šventa jo šeimai, pasakoja ji. Ten jis atlieka ritualą, kuris paruošia jo sielą kelioniai. Tai ne savižudybė, tai ne pabėgimas, tai priėmimas, tai pasiruošimas. Ar Saulius tikėjo tokiais dalykais? Oficialiai ne. Bet yra viena detalė, kuri verčia suabejoti. Tarp jo asmeninių daiktų, kurie buvo rasti vėliau, buvo senas medalis. Medalis, kuris priklausė jo močiutei. Medalis, kuris pagal šeimos legendą turėjo apsaugoti nešiotoją nuo blogio. Saulius niekada nenešiojo šio medalio viešai, bet jis visada turėjo jį su savimi. Ir tą naktį, tame name, tas medalis buvo ant stalo, šalia žvakės, šalia užrašų knygelės. Etnologė sako, kad tai yra ženklas. Kai žmogus palieka tokį daiktą, tai reiškia, kad jis nebemano, jog jam reikia apsaugos, pasakoja ji. Tai reiškia, kad jis priėmė savo likimą. Tai reiškia, kad jis pasirengęs. Bet pasirengęs kam? Mirčiai? Ar kažkam kitam? Yra dar viena keista detalė. Vietiniai gyventojai pasakoja, kad tą naktį, gruodžio 23, buvo neįprasta. Oras buvo ramus, be vėjo, be sniego, bet apie vidurnaktį jie išgirdo garsą. Ne triukšmą, ne šūksnį, tiesiog garsą. Kai kurie aprašo jį kaip dainų, kiti kaip vėjo ūžesį, dar kiti kaip tylą, kuri buvo garsesnė už bet kokį triukšmą. Aš negaliu paaiškinti, sako viena moteris, kuri gyvena netoli. Bet aš žinojau, kad kažkas vyksta. Aš jaučiau tai savo kūne. Tarsi oras būtų pasikeitęs. Tarsi kažkas būtų pasibaigę ir kažkas būtų prasidėję. Kitą rytą, kai išgirdau naujienas, aš nesistebėjau. Aš žinojau. Ar tai tik prietarai? Ar tai tik žmonės bandantys suprasti tai, kas nesupranta? Galbūt. Bet yra vienas faktas, kuris negali būti paneigtas. Ta naktį tame name Saulius Mykolaitis buvo vienas. Jis buvo vienas su savo mintimis, su savo skausmu, su savo sprendimu. Ir niekas nebuvo ten, kad jį sustabdytų. Niekas nebuvo ten, kad jam pasakytų, tu nesi vienas, mes čia, mes padėsime. Kodėl jis pasirinko tą vietą? Kodėl jis pasirinko tą naktį?
Kodėl jis pasirinko būti vienas? Atsakymai į šiuos klausimus mirė su juo. Bet mes galime spėti. Mes galime bandyti suprasti. Ir tai, ką mes suprantame, yra šiurpu. Saulius pasirinko tą vietą, nes tai buvo vienintelė vieta, kur jis jautėsi saugus. Vienintelė vieta, kur jis galėjo būti savimi, be kaukių, be vaidmenų, be lūkesčių. Jis pasirinko tą naktį, nes tai buvo naktis prieš Kalėdas. Naktis, kai visi kiti buvo su šeimomis, su draugais, su mylimais žmonėmis. Naktis, kai jo vienatvė buvo labiausiai akivaizdi. Ir jis pasirinko būti vienas, nes jis visada buvo vienas. Net kai jis buvo apsuptas tūkstančių žmonių, net kai jis stovėjo scenoje, net kai jis girdėjo plojimus, jis visada buvo vienas. Tai yra tragedija. Ne tai, kad jis mirė, bet tai, kad jis gyveno tokį gyvenimą, kur mirtis atrodė kaip vienintelis išėjimas. Tai, kad jis buvo apsuptas žmonių, bet niekas nematė jo tikrojo veido. Tai, kad jis šaukė pagalbos, bet niekas negirdėjo. Tai, kad mes visi buvome ten, bet niekas nebuvo šalia. Ar mes galėjome jį išgelbėti? Taip. Ar mes turėjome jį išgelbėti? Taip. Ar mes tai padarėme? Ne. Ir tai yra mūsų kolektyvinė kaltė. Ne vieno žmogaus, ne vienos sistemos, bet mūsų visų. Kiekvieno, kuris plojo, bet neklausė. Kiekvieno, kuris žiūrėjo, bet nematė. Kiekvieno, kuris girdėjo, bet neišgirdo. Įsivaizduokite, kad esate vienas iš 12 žmonių, kurie žinojo viską apie Saulių Mykolaitį. Kiekvieną jo baimę, kiekvieną jo paslaptį, kiekvieną jo silpnybę. Dabar įsivaizduokite, kad turite pasirinkti – tylėti ir išsaugoti savo karjerą, ar kalbėti ir sunaikinti viską, ką sukūrėte. Gruodžio 24 dieną, likus vienai dienai iki Kalėdų, šie 12 žmonių susirinko slaptame susitikime. Neoficialiai, ne protokoluose. Tik jie, uždarame kambaryje, su vienu klausimu. Ką daryti su Sauliumi? Kas buvo tie žmonės? Prodiuseriai, menedžeriai, artimiausi bendradarbiai. Tie, kurie kūrė jo įvaizdį, kontroliavo jo gyvenimą, uždirbdavo iš jo talento. Ir tą dieną jie priėmė sprendimą, kuris pakeitė viską. Sprendimą, apie kurį niekas neturėjo sužinoti. Bet vienas iš jų išsaugojo užrašus. Ir dabar po 3 dešimtmečių šie užrašai pagaliau išvydo dienos šviesą. Susitikimas vyko viename iš Vilniaus viešbučių, privačiame kambaryje 3 aukšte. Durys buvo užrakintos. Telefonai išjungti. Niekas negalėjo įeiti ar išeiti be leidimo. Atmosfera buvo įtempta. Visi žinojo, kad tai, kas bus aptarta, niekada neturės išeiti už tų sienų. Pirmasis kalbėjo vyriausiasis prodiuseris, vyras, kuris dirbo su Sauliumi nuo pat pradžių. Jo žodžiai buvo aiškus ir šalti. Mes turime problemą. Saulius tampa nepredikuojamas. Jo sveikata blogėja. Jo elgesys kelia klausimų. Jei tai tęsis, mes prarasime viską – sutartis, rėmėjus, reputaciją. Vienas iš dalyvių, jaunesnis menedžeris, paklausė: gal turėtume jam padėti? Gal turėtume sustabdyti koncertus, duoti jam laiko pasveikti? Kambarys nutilo. Tada kitas prodiuseris, vyresnis, su šalta šypsena atsakė: padėti? Kaip? Siųsti jį pas psichiatrą? Viešai pripažinti, kad mūsų žvaigždė serga? Ar tu supranti, ką tai reikštų? Mes būtume baigti. Visi būtume baigti. Užrašuose, kuriuos mes gavome, yra tikslus citatų. Vienas iš dalyvių pasakė: Saulius yra produktas. Geras produktas. Bet produktai turi galiojimo terminą. Galbūt jo laikas baigėsi. Kitas pridūrė: mes investavome į jį daug, bet investicijos turi duoti grąžą. Jei jis nebegali atlikti, mes turime ieškoti alternatyvų. Ir dar vienas, šalčiausias iš visų. Mes negalime jo išgelbėti, bet mes galime išgelbėti save. Kas tai reiškia? Užrašuose nėra tiesioginio atsakymo, bet yra užuominos. Kalbama apie planą B.
apie atsarginį variantą, apie išėjimo strategiją. Ir nors niekas neištarė žodžių garsiai, visi suprato. Jie kalbėjo apie tai, kas bus po Sauliaus. Ne kaip jam padėti gyventi, bet kaip išnaudoti jo palikimą, kai jo nebėra. Vienas iš dalyvių, vienintelis, kuris bandė priešintis, pasakė: mes kalbame apie žmogų, apie gyvą žmogų, kuris kenčia. Ar mes tikrai tokie šalti? Atsakymas buvo greitas ir žiaurus. Mes esame verslo žmonės. Jausmai čia nepadeda. Jei mes pradėsime galvoti apie jausmus, mes prarasime viską. Saulius pasirinko šį kelią. Jis žinojo, ko imasi. Dabar jis turi gyventi su pasekmėmis. Arba ne. Šie žodžiai, arba ne, kabojo ore kaip nuosprendis. Niekas nepaklausė, ką jie reiškia. Niekas nedrįso. Bet visi suprato. Jie kalbėjo apie galimybę, kad Saulius gali neišgyventi. Ir jie kalbėjo apie tai, kaip jie pasinaudos tuo, jei taip atsitiks. Nauji albumai su neišleistomis dainomis. Dokumentiniai filmai, atminimo koncertai. Viskas jau buvo planuojama. Dar jam gyvam esant. Užrašuose yra dar viena šiurpi detalė. Vienas iš dalyvių paklausė: o jei jis viešai prabils? Jei jis pasakys tiesą apie tai, kaip mes jį vertėme dirbti, kaip mes ignoravome jo prašymus? Atsakymas buvo paprastas. Jis nekalbės. Jis per daug bijo. Jis bijo, kad praras viską. O be mūsų jis nieko neturi. Jis tai žino. Mes tai žinome. Todėl jis tylės. Bet jie klydo. Saulius nekalbėjo viešai. Bet jis kalbėjo kitaip. Savo dainomis. Savo žvilgsniu. Savo tyla. Ir tie, kurie mokėjo klausytis, girdėjo. Bet šie 12 žmonių nenorėjo klausytis. Jie norėjo tik vieno. Kad mašina toliau veiktų. Kad pinigai toliau plauktų. Kad jų gyvenimas toliau būtų patogus. Susitikimas baigėsi be jokio oficialaus sprendimo. Bet neoficialus sprendimas buvo aiškus. Nieko nedaryti. Leisti dalykams vystytis natūraliai. Ir jei kas nors nutiks, būti pasiruošusiems pasinaudoti situaciją. Tai nebuvo sąmokslas. Tai buvo kažkas blogesnio. Tai buvo kolektyvinis abejingumas. Tai buvo sistema, kuri vertino pelną labiau nei žmogų. Vienas iš tų 12 žmonių vis dar gyvas. Jis sutiko kalbėti su mumis, bet tik anonimiškai. Jo balsas dreba, kai jis prisimena tą dieną. Mes visi žinojome, kas vyksta. Mes visi matėme, kad Saulius grimsta. Bet niekas neturėjo drąsos sustabdyti. Nesustabdyti reikštų pripažinti, kad mes buvome dalimi problemos. Ir mes nenorėjome to pripažinti. Todėl mes tylėjome. Ir mūsų tyla jį užmušė. Šis slaptas susitikimas atskleidžia ne tik tai, kas nutiko Sauliui, bet ir tai, kaip veikia visa sistema. Sistema, kuri paverčia žmonės prekėmis. Sistema, kuri vertina pelną labiau nei gyvybės. Sistema, kuri baudžia už žmogiškumą ir apdovanoja už šaltumą. Ir kol ši sistema egzistuoja, bus daugiau Sauliaus Mykolaičių. Bus daugiau talentingų žmonių, kurie bus išnaudoti, išsekinti ir pamesti. Ar tie 12 žmonių jaučia kaltę? Kai kurie taip. Kai kurie gyvena su ta našta kiekvieną dieną. Bet kiti tęsia savo gyvenimus, tarsi nieko nebūtų buvę. Jie vis dar dirba muzikos industrijoje, jie vis dar valdo menininkus, jie vis dar uždirba pinigus ir jie vis dar daro tuos pačius dalykus, kuriuos darė su Sauliumi. Nes sistema nebuvo pakeista. Ji tik tapo subtilesnė. Dabar, žinodami apie šį slaptą susitikimą, mes galime paklausti, ar Sauliaus istorija buvo tragedija, ar nusikaltimas? Ar jis mirė dėl savo silpnumo, ar dėl kitų žiaurumo? Atsakymas yra sudėtingas. Bet vienas dalykas yra aiškus. Jis neturėjo mirti vienas. Jis neturėjo mirti jaučiantis apleistas. Jis neturėjo mirti galvodamas, kad niekas nesirūpina. Bet mes leidome tam atsitikti. Ir tai yra mūsų kolektyvinė nuodėmė. Yra vienas dokumentas, kuris niekada neturėjo egzistuoti.
Dokumentas, kuris turėjo būti sunaikintas iš karto po sukūrimo. Bet kažkas jį išsaugojo. Galbūt iš baimės, galbūt iš kaltės, galbūt iš vilties, kad kada nors tiesa išeis aikštėn. Šis dokumentas yra medicininė ataskaita, parašyta gruodžio 25 dieną, Kalėdų rytą, kai Sauliaus kūnas buvo rastas. Ataskaita, kuri niekada nebuvo oficialiai paskelbta. Ataskaita, kuri buvo paslėpta giliai archyvuose. Ataskaita, kuri dabar po 3 dešimtmečių pagaliau pasiekė mus. Kas parašė šią ataskaitą? Gydytojas, kuris atvyko į įvykio vietą. Vyras, kuris matė šimtus mirčių savo karjeroje, bet ši mirtis buvo kitokia. Jis dabar yra pensijoje, gyvena tyliai, toli nuo visko. Bet kai mes jį pasiekėme, kai mes paprašėme papasakoti, ką jis matė tą rytą, jis sutiko. Aš nešiojau šią naštą per ilgai, sako jis. Laikas pasakyti tiesą. Gydytojas prisimena, kaip jis gavo skambutį anksti ryte. Balsas telefone buvo įtemptas, beveik paniškas. Mums reikia jūsų. Nedelsiant, tai skubu. Jis paklausė, kas nutiko. Atsakymas buvo trumpas. Saulius Mykolaitis. Jis nebereaguoja. Gydytojas iš karto suprato, kad tai rimta. Jis paėmė savo krepšį ir išvyko. Kelionė į tą namą miške užtruko beveik valandą. Kelias buvo sunkus. Sniegas, ledas, tamsa. Bet kai jis pagaliau atvyko, jis rado kažką, ko nesitikėjo. Namas nebuvo tuščias. Ten buvo žmonės, daug žmonių. Kai aš įėjau, ten buvo mažiausiai 10 žmonių, pasakoja gydytojas. Prodiuseriai, menedžeriai, net keli žurnalistai. Visi jie stovėjo aplink, kalbėjo tyliai, žiūrėjo nervingai. Ir aš iš karto supratau, kažkas negerai. Ne su Sauliumi, su jais. Gydytojas buvo nuvestas į kambarį, kur gulėjo Saulius. Vaizdas buvo ramus, beveik taikaus. Saulius gulėjo ant lovos, užmerkęs akis, rankos sudėtos ant krūtinės. Šalia lovos ant stalo buvo žvakė, kuri buvo sudegusi iki galo. Ir užrašų knygelė, atidarytas puslapyje su viena eilute. Atleiskite man. Gydytojas iš karto pradėjo tikrinti gyvybinius ženklus. Bet jis žinojo, dar prieš pradėdamas, kad Saulius jau iškeliavęs. Kūnas buvo šaltas, oda blyški, akys fiksuotos. Jis buvo miręs mažiausiai kelias valandas, sako gydytojas. Galbūt daugiau. Bet kas keista, jis atrodė ramiai. Tarsi jis būtų tiesiog užmigęs. Tarsi mirtis būtų buvusi palengvėjimas, o ne tragedija. Bet tada gydytojas pastebėjo kažką keisto. Ant Sauliaus rankų buvo žymės. Ne žaizdos, ne kraujo sruvos, tiesiog žymės. Tarsi jis būtų kažką laikęs labai stipriai paskutinėmis savo akimirkomis. Gydytojas pažvelgė aplink ir pamatė. Ant grindų šalia lovos buvo nuotrauka. Sena išblukusi nuotrauka, kurioje buvo jaunas Saulius su savo šeima. Visi šypsojosi. Visi atrodė laimingi. Tai buvo nuotrauka iš laiko, kai viskas dar buvo paprasta. Kai svajones dar buvo galima svajoti. Kai gyvenimas dar neatrodė kaip našta. Jis laikė tą nuotrauką, sako gydytojas, jo balsas virpa. Paskutinėmis savo akimirkomis jis laikė tą nuotrauką. Ir aš galvojau, ką jis jautė. Ar jis prisiminė tuos laikus? Ar jis norėjo grįžti? Ar jis gailėjosi to, kas nutiko? Mes niekada nesužinosime. Bet ta nuotrauka pasakė man viską, ką man reikėjo žinoti. Jis mirė ne kaip žvaigždė. Jis mirė kaip žmogus, kuris prarado save. Gydytojas pradėjo rašyti oficialią ataskaitą. Bet tada įvyko kažkas keisto. Vienas iš prodiuserių priėjo prie jo ir pasakė: Gydytojau, mes turime būti atsargus, kaip mes tai aprašome. Saulius buvo viešas asmuo. Jo reputacija svarbi. Mes negalime leisti, kad žmonės galvotų. Jis nebaigė sakinio. Bet gydytojas suprato, ką jis norėjo pasakyti. Jie norėjo, kad jis parašytų ataskaitą, kuri nekeltų klausimų. Ataskaitą, kuri nesugestijuotų nieko tamsaus. Ataskaitą,
kuri apsaugotų jų interesus. Aš žiūrėjau į tą žmogų ir jaučiau pyktį, sako gydytojas dabar. Čia gulėjo žmogus, kuris kentėjo, kuris prašė pagalbos, kuris mirė vienas. Ir vienintelis dalykas, kuris rūpėjo šiems žmonėms, buvo reputacija, pinigai. Aš norėjau jiems pasakyti, ką iš tikrųjų galvoju, bet aš buvau tik gydytojas. Aš neturėjau galios. Todėl aš parašiau ataskaitą, kokią jie norėjo. Ir aš gyvenu su ta gėda nuo tada. Oficiali ataskaita sakė, kad Saulius mirė dėl natūralių priežasčių, kad jo širdis tiesiog sustojo, kad tai buvo tragedija, bet ne kažkas, ko galima būtų išvengti. Bet tikroji ataskaita, ta, kurią gydytojas parašė savo ir paslėpė, sakė ką kita. Jis sakė, kad Saulius mirė dėl išsekimo, dėl streso, dėl depresijos, dėl sisteminio jo organizmo žlugimo, kuris vyko mėnesius, galbūt metus, ir kad ši mirtis galėjo būti išvengta, jei kas nors būtų įsikišęs. Aš mačiau jo medicininę istoriją vėliau, sako gydytojas. Mačiau visus įspėjimus, kuriuos davė kiti gydytojai. Mačiau visus prašymus sustoti, pailsėti, gydytis. Ir mačiau, kaip visi tie įspėjimai buvo ignoruojami. Ne dėl to, kad Saulius nenorėjo pagalbos, bet dėl to, kad sistema nenorėjo sustoti. Ir kai sistema nenori sustoti, individualus žmogus neturi šansų. Gydytojas taip pat atskleidžia dar vieną šiurpią detalę. Po kelių dienų po Sauliaus mirties jam paskambino tas pats prodiuseris. Jis paklausė, ar gydytojas išsaugojo kokias nors kopijas savo užrašų. Gydytojas pasakė ne, jis meluoja. Prodiuseris atsakė, gerai, nes būtų geriau, kad niekas niekada nesužinotų tikrųjų detalių. Tai apsaugotų Sauliaus atminimą ir tai apsaugotų mus visus. Gydytojas suprato, tai buvo grasinimas. Subtilus, bet aiškus grasinimas. Aš bijojau, prisipažįsta gydytojas. Bijojau, kad jei aš kalbėsiu, aš prarasiu savo karjerą, galbūt net daugiau. Todėl aš tylėjau. Ir kiekvieną dieną nuo tada aš gyvenu su ta kaltė. Kaltė, kad aš neparašiau tiesos. Kaltė, kad aš leidau jiems kontroliuoti naratyvą. Kaltė, kad aš buvau dalimi sistemos, kuri užmušė Saulių. Šis dokumentas, tikroji medicininė ataskaita, dabar yra mūsų rankose. Ir ji pasakoja istoriją, kuri visiškai skiriasi nuo oficialios versijos. Istorija ne apie tragišką atsitiktinumą, bet apie sistemingą žmogaus naikinimą. Istorija ne apie silpną charakterį, bet apie žiaurią sistemą. Istorija ne apie vieną žmogų, bet apie mus visus. Ar mes galėjome jį išgelbėti? Medicininė ataskaita sako taip. Jei jis būtų gavęs tinkamą gydymą, jei jis būtų turėjęs pertrauką, jei jis būtų buvęs suprastas ir palaikytas, jis būtų žygyvas šiandien. Bet mes nepasirinkome to kelio. Mes pasirinkome kitą kelią. Kelią, kuris vedė į tą kambarį, į tą lovą, į tą šaltą Kalėdų rytą. Gruodžio 26 dieną, dieną po Kalėdų, Lietuva pabudo su naujienomis, kurios sukrėtė visą šalį. Saulius Mykolaitis, vienas populiariausių šalies dainininkų, buvo rastas miręs savo namuose. Oficiali versija buvo paprasta. Natūralios priežastys, širdies sustojimas, tragiška netektis. Bet tie, kurie žinojo tiesą, žinojo, kad tai buvo melas. Ne visiškas melas, jo širdis iš tikrųjų sustojo. Bet kodėl ji sustojo? Tai buvo klausimas, į kurį niekas nenorėjo atsakyti. Bet yra vienas žmogus, kuris žino daugiau nei bet kas kitas. Žmogus, kuris buvo ten paskutinėmis valandomis. Žmogus, kuris matė, ką niekas kitas nematė. Ir šiandien, pirmą kartą per 30 metų, šis žmogus sutinka kalbėti. Vadinkime jį Tomu. Tai ne jo tikrasis vardas, bet jis vis dar bijo atpildo. Tomas buvo Sauliaus vairuotojas. Paprastas žmogus, kuris vežiojo jį į koncertus, į susitikimus, į vietas, kur niekas kitas nežinojo. Ir tą paskutinę naktį Tomas buvo ten. Aš niekada neturėjau būti ten, pradeda Tomas. Jo rankos dreba, kai jis laiko kavos puodelį. Saulius man pasakė, kad jam nereikia manęs tą vakarą, kad jis nori būti vienas.
Bet kažkas manyje sakė, kad aš turiu būti šalia. Kažkas sakė, kad jis gali reikėti pagalbos, todėl aš nuvažiavau paskui jį. Aš parkavau automobilį toli nuo namo, kad jis nematytų. Ir aš laukiau. Tomas laukė valandas. Jis matė, kaip Saulius įėjo į namą. Matė, kaip užsidegė šviesa viename kambaryje. Matė, kaip ta šviesa degė ilgai. Labai ilgai. Buvo apie vidurnaktį, kai aš nusprendžiau prieiti arčiau, pasakoja Tomas. Aš nežinau kodėl. Tiesiog jausmas. Aš priėjau prie lango ir pažvelgiau vidun. Ir tai, ką pamačiau, aš niekada neužmiršiu. Saulius sėdėjo ant lovos, žiūrėdamas į sieną. Jo veidas buvo tuščias, be jokios emocijos. Šalia jo ant stalo buvo žvakė, kuri mirkčiojo tamsoje. Ir jis kalbėjo. Ne su kuo nors. Kambaryje niekas kitas nebuvo. Jis kalbėjo sau. Arba kažkam, ko Tomas negalėjo matyti. Aš negalėjau girdėti žodžių, sako Tomas. Bet aš mačiau jo lūpas judant. Aš mačiau jo rankas gestikuliuojant. Ir aš mačiau jo akis. Jos buvo pilnos kažko, ko aš negaliu aprašyti. Ne baimės, ne liūdesio, kažko gilesnio. Tarsi jis kalbėtų su pačia mirtimi. Tomas stovėjo ten šaldamas, nežinodamas, ką daryti. Ar turėtų jis įeiti? Ar turėtų jis pabelčti? Ar turėtų jis tiesiog išeiti ir leisti Sauliui būti vienam? Aš buvau paralyžiuotas, prisipažįsta Tomas. Aš žinojau, kad kažkas negerai, bet aš nežinojau, kaip padėti. Ir todėl aš nieko nedariau. Aš tiesiog stovėjau ir žiūrėjau. Po kurio laiko Saulius atsigulė ant lovos. Jis paėmė nuotrauką nuo stalo ir laikė ją prie krūtinės. Žvakė vis dar degė. Ir Saulius užmerkė akis. Aš galvojau, kad jis tiesiog miega, sako Tomas. Aš galvojau, kad rytoj viskas bus gerai. Todėl aš grįžau į automobilį ir laukiau ryto. Bet rytas niekada neatėjo. Ne Sauliui. Anksti ryte Tomas pabudo nuo triukšmo. Žmonės atvažiavo. Daug žmonių. Jis atpažino kai kuriuos iš jų. Prodiuseriai, menedžeriai, net keli žurnalistai. Jie skubėjo į namą. Jų veidai buvo įtempti. Aš supratau, kad kažkas nutiko, sako Tomas. Aš išlipau iš automobilio ir priėjau arčiau. Ir tada aš išgirdau žodžius, kurie sustabdė mano širdį. Jis iškeliavęs. Saulius iškeliavęs. Tomas norėjo įeiti, norėjo pamatyti, norėjo suprasti, bet jis negalėjo, nes jis neturėjo teisės būti ten. Jis buvo tik vairuotojas, tik tarnas, tik žmogus, kuris neturėjo balso. Aš stovėjau lauke, šaldamas, verkdamas, prisimena Tomas. Ir aš galvojau, kodėl aš neįėjau, kodėl aš neleidau jam žinoti, kad jis ne vienas, kodėl aš buvau toks bailys. Bet Tomas atskleidžia dar kažką. Kažką, kas keičia visą istoriją. Jis sako, kad prieš išvykdamas iš Vilniaus, Saulius jam davė voką. Jis pasakė, kad aš turiu jį atidaryti tik tada, kai išgirsiu naujienas, pasakoja Tomas. Aš nežinojau, ką jis turėjo omenyje, bet aš paėmiau voką ir paslėpiau jį. Ta rytą, kai Tomas išgirdo apie Sauliaus mirtį, jis prisiminė voką. Jis grįžo į automobilį, atidarė jį drebančiomis rankomis. Viduje buvo laiškas. Trumpas, ranka rašytas laiškas. Tomas vis dar turi jį. Jis mums jį parodė. Ir tai, kas ten parašyta, yra širdį draskanti. Laiške Saulius rašo. Tomai, jei tu skaitai tai, reiškia, kad aš jau iškeliavau. Aš noriu, kad tu žinotum, tai nebuvo tavo kaltė. Tu buvai vienintelis žmogus, kuris tikrai rūpinosi manimi. Ne dėl pinigų, ne dėl šlovės. Tiesiog dėl to, kad aš buvau žmogus. Ir už tai aš tau dėkoju. Nejaus kaltės, nejaus kliūdesio. Aš pagaliau laisvas. Pagaliau galiu pailsėti. Ir tai yra geriausias dalykas, kuris galėjo man nutikti. Tomas verkia, kai skaito šiuos žodžius mums. Jis sakė, kad jis laisvas, šnabžda Tomas. Bet kaip mirtis gali būti laisvė? Kaip pabaiga gali būti geriau nei gyvenimas? Ir tada aš supratau. Jo gyvenimas buvo toks sunkus.
toks skausmingas, toks tuščias, kad mirtis iš tikrųjų buvo palengvėjimas. Ir tai yra baisiausias dalykas. Ne tai, kad jis mirė, bet tai, kad jis norėjo mirti. Tomas niekada nepasakė niekam apie šį laišką. Jis jį paslėpė, bijodamas, kad žmonės neteisingai supras. Bijodamas, kad jie kaltins Saulių už silpnumą. Bijodamas, kad jie nesugebės suprasti tikrosios tiesos. Bet dabar aš kalbu, sako Tomas, nes tylėjimas nepadėjo. Tylėjimas tik leido sistemai tęsti. Ir aš nenoriu, kad dar vienas žmogus kentėtų taip, kaip kentėjo Saulius. Tomo istorija yra ne tik apie paskutinės valandas. Tai istorija apie tai, kaip mes visi buvome šalia, bet niekas nebuvo pakankamai arti. Kaip mes visi matėme ženklus, bet niekas neveikė. Kaip mes visi galėjome padaryti skirtumą, bet niekas nepadarė. Ir dabar mes turime gyventi su ta žinia. Ar Saulius norėjo mirti? Laiškas sako taip. Bet ar jis būtų norėjęs mirti, jei būtų turėjęs kitokį gyvenimą? Jei būtų buvęs suprastas? Jei būtų buvęs mylimas ne už tai, ką jis daro, bet už tai, kas jis yra? Atsakymas yra ne. Jis norėjo mirti ne todėl, kad gyvenimas buvo blogas. Jis norėjo mirti todėl, kad gyvenimas, kurį jis turėjo, nebuvo gyvenimas. Tai buvo egzistavimas. Tai buvo vaidmuo. Tai buvo kalėjimas. Ir mes visi buvome jo kalėjimo sargai. Netyčia. Ne iš piktos valios, bet iš abejingumo. Iš savanaudiškumo. Iš sistemos, kuri moko mus vertinti rezultatus labiau nei žmonės. Ir kol mes nekeisime šios sistemos, bus daugiau Sauliaus Mykolaičių. Bus daugiau laiškų, kurie niekada nebus perskaitomi laiku. Bus daugiau žmonių, kurie mirs jaučiantys, kad mirtis yra vienintelė laisvė. Pirmą kartą per 35 metus žmogus, kuris buvo arčiausiai Sauliaus Mykolaičio paskutinėmis jo gyvenimo savaitėmis, sutinka kalbėti prieš kameras. Tai ne šeimos narys, ne prodiuseris, ne gydytojas. Tai žmogus, kuris matė Saulių tokį, kokį niekas kitas nematė. Be kaukės, be vaidmens, be scenos. Tai buvo jo kaimynė tame name miške. Moteris, kuri gyveno už kelių šimtų metrų ir kuri atsitiktinai tapo paskutinė žmogumi, su kuriuo Saulius kalbėjo prieš iškeliaudamas. Vadinkime ją Ona. Jai dabar per 80, bet jos atmintis yra aštri kaip peilis, o jos žodžiai sunkus kaip akmuo. Gruodžio 23 dieną apie 15 valandą aš išgirdau automobilį, pradeda Ona. Jos balsas yra tylus, bet tvirtas. Tai buvo neįprasta. Niekas nevažiuoja tuo keliu žiemą. Aš pažvelgiau pro langą ir pamačiau jį. Saulių Mykolaitį. Aš atpažinau jį iš karto, nors jis atrodė kitaip nei televizijoje. Jis atrodė mažesnis, liesesnis, tarsi gyvenimas būtų jį suvalgęs iš vidaus. Ona stebėjo, kaip Saulius išlipo iš automobilio ir stovėjo prieš seną namą, žiūrėdamas į jį ilgai, tarsi bandydamas prisiminti kažką, kas buvo užmiršta seniai. Jis atrodė kaip žmogus, kuris grįžo į vietą, kur jis kadaise buvo laimingas. Bet dabar ta vieta yra tik šešėlis praeities, sako Ona. Po kelių valandų, kai jau pradėjo tempti, Ona išėjo laukan pasimti malkų. Ir tada ji išgirdo balsą. Saulius stovėjo prie savo namo durų ir šaukė ją. Atsiprašau, ar galėčiau paprašyti šiek tiek vandens? Paklausė jis. Ona pakvietė jį į savo namus. Jos namuose buvo šilta, buvo šviesa, buvo gyvenimas. Bet Saulius atsisakė. Ne, aš nenoriu trukdyti. Tiesiog vanduo, jei galite. Ona atnešė jam butelį vandens ir pamatė jo akis iš arti. Jos buvo tuščios, sako ji. Neliūdnos, neišsigandusios. Tiesiog tuščios. Tarsi jis jau būtų iškeliavęs, bet jo kūnas vis dar čia. Jie stovėjo lauke kelis minutes, kalbėdami apie nieką. Apie orą, apie šventes, apie tai, kaip sunku gyventi vienam žiemą. Ir tada Saulius paklausė kažko keisto. Ar jūs tikite, kad žmonės gali pasirinkti, kada jie iškeliauja? Ona nesuprato klausimo iš karto. Ką jūs turite omenyje? Paklausė ji. Saulius nusišypsojo.
ta pati tuščia šypsena, kurią Ona matė jo akise. Nieko. Tiesiog galvoju garsiai. Ir tada jis padėkojo jai už vandenį ir grįžo į savo namą. Aš turėjau žinoti, sako Ona dabar, ašaros rieda jos raukšlėtų veidų. Aš turėjau suprasti, kad jis atsisveikina. Bet aš buvau tik sena moteris. Ką aš galėjau padaryti? Ką aš galėjau pasakyti? Bet štai kas labiausiai kankina Oną. Ji girdėjo jį tą naktį. Apie vidurnaktį ji pabudo nuo garso. Ne triukšmo, ne šūksnio. Tiesiog garso. Tai buvo dainavimas, sako ji. Saulius dainavo. Aš girdėjau jo balsą pro sieną, pro mišką, pro naktį. Jis dainavo dainą, kurios aš net pažinau. Galbūt tai buvo jo paties daina. Galbūt tai buvo daina, kurią jis niekada neišleido. Bet ji buvo graži. Ir ji buvo liūdna. Tokia liūdna, kad aš verkiau klausydamasi. Ona norėjo eiti pas jį. Norėjo paklausti, ar jam viskas gerai, bet kažkas ją sulaikė. Aš bijojau, prisipažįsta ji. Bijojau, kad aš trukdysiu kažkam svarbiam, kad aš sulaužysiu kažkokį momentą, kuris jam reikalingas. Todėl aš likau lovoje, klausydamasi jo balso, kol jis nutilo. Ir kai jis nutilo, aš žinojau. Aš tiesiog žinojau, kad jis iškeliavęs. Kitą rytą Ona išėjo laukan ir pamatė, kad Sauliaus automobilis vis dar ten. Bet namuose buvo tyla. Tokia tyla, kuri yra garsesnė už bet kokį triukšmą. Aš pabeldžiau į duris. Niekas neatsakė. Aš pabandžiau atidaryti. Durys buvo neužrakintos. Ir aš įėjau. Tai, ką Ona rado, ji niekada neužmiršo. Saulius gulėjo ant lovos, ramiai tarsi miegodamas. Šalia jo buvo žvakė, kuri buvo sudegusi iki galo. Ir nuotrauka. Sena, išblukusi nuotrauka, kurią jis laikė prie širdies. Aš priėjau prie jo ir paliesiau jo ranką, sako Ona. Ji buvo šalta, bet jo veidas buvo ramus. Tarsi jis pagaliau rado tai, ko ieškojo visą gyvenimą – ramybę. Ona iškart paskambino pagalbos tarnyboms, bet ji žinojo, kad jau per vėlu. Saulius buvo iškeliavęs valandas prieš tai. Galbūt ne tą akimirką, kai jis nustojo dainuoti. Bet štai kas keisčiausia. Kai atvyko policija, kai atvyko gydytojas, kai atvyko visi tie žmonės su jų klausimais ir protokolais, Ona pastebėjo kažką. Ant stalo, šalia užrašų knygelės, buvo dar vienas laiškas. Laiškas, kurio niekas kitas nematė. Laiškas, kurį Ona paėmė prieš kam nors pastebint. Aš nežinau, kodėl aš tai padariau, sako ji. Galbūt todėl, kad jaučiau, jog tas laiškas nebuvo skirtas jiems. Jis buvo skirtas kam nors kitam. Arba visiems mums. Ona vis dar turi tą laišką. Ji mums jį parodė. Jame Saulius rašo. Jei kas nors skaito tai, reiškia, kad aš jau iškeliavau. Neverkite dėl manęs. Aš nesu vertas jūsų ašarų. Aš buvau silpnas. Aš buvau bailys. Aš negalėjau gyventi gyvenimo, kuris man buvo duotas. Bet aš noriu, kad jūs žinotumėte. Tai nebuvo jūsų kaltė. Tai buvo mano pasirinkimas. Ir aš esu laimingas su šiuo pasirinkimu. Pagaliau aš galiu būti tas, kas esu. Pagaliau aš galiu nutilti. Pagaliau aš galiu pailsėti. Šie žodžiai yra širdį draskantys. Bet jie taip pat yra klaidinantys. Nes Saulius nebuvo silpnas. Jis nebuvo bailys. Jis buvo žmogus, kuris kovojo su sistema, kuri buvo per galinga. Jis buvo žmogus, kuris bandė išgyventi pasaulyje, kuris nevertino jo žmogiškumo. Jis buvo žmogus, kuris prašė pagalbos, bet niekas negirdėjo. Ir kai jis pagaliau nusprendė sustoti kovoti, mes jį pavadinom silpnu. Bet kas iš tikrųjų buvo silpni? Jis, kuris nebegalėjo pakelti naštos, ar mes, kurie uždėjome ant jo tą naštą? Ona gyvena su šia žinia kiekvieną dieną. Aš galėjau jį išgelbėti, sako ji. Aš galėjau įeiti tą naktį, kai girdėjau jį dainuojant. Aš galėjau pasakyti jam, kad jis ne vienas, bet aš buvau per baili. Ir dabar jis iškeliavęs. Ir aš turiu gyventi žinodama, kad aš turėjau šansą, bet aš juo nepasinaudojau.
Bet Ona taip pat sako kažką svarbaus. Jis sako, kad Sauliaus istorija neturėtų baigtis kaltės jausmu. Ji turėtų baigtis pamokomis. Mes visi turime mokytis klausytis, sako ji. Ne tik ausimis, bet širdimis. Mes turime mokytis matyti žmonės už jų kaukių. Mes turime mokytis rūpintis ne tik tada, kai jau per vėlu. Onos liudijimas yra paskutinė dėlionės dalis. Dabar mes žinome, kas nutiko tą naktį. Dabar mes žinome, ką Saulius jautė. Dabar mes žinome, kodėl jis pasirinko tą kelią. Bet ar mes suprantame? Ar mes tikrai suprantame, kaip žmogus gali jaustis toks vienas, toks apleistas, toks beviltiškas, kad mirtis atrodo kaip vienintelis išėjimas? Jei mes nesuprantame, tai reiškia, kad mes nieko neišmokome. Ir tai reiškia, kad bus daugiau Sauliaus Mykolaičių. Yra vienas žmogus, kuris niekada nekalbėjo apie Saulių Mykolaitį viešai. Žmogus, kuris buvo šalia nuo pat pradžių, kuris matė kilimą ir kritimą, kuris žinojo visus paslapčius. Bet šis žmogus nebuvo draugas, nebuvo kolega, nebuvo net artimas bendradarbis. Tai buvo žmogus, kuris išdavė Saulių. Žmogus, kuris padarė sprendimą, dėl kurio Saulius niekada neatsigavo. Žmogus, kuris dabar gyvena su ta kaltė kiekvieną dieną. Vadinkime jį Andriumi. Andrius buvo Sauliaus verslo partneris 1997 metais. Jie kartu kūrė projektus, kartu planavo ateitį, kartu svajojo apie tai, ką jie pasieks. Bet 1998 metais kažkas pasikeitė. Andrius gavo pasiūlymą iš kitos kompanijos, pasiūlymą, kuris buvo per geras, kad jie atsisakytų. Bet buvo viena sąlyga. Jis turėjo palikti Saulių. Jis turėjo nutraukti visus ryšius. Jis turėjo pasirinkti tarp draugystės ir karjeros. Aš pasirinkau karjerą, sako Andrius dabar. Jo balsas yra pilnas gailesčio. Aš pasakiau savo, kad Saulius supras, kad jis yra stiprus, kad jis susitvarkys be manęs. Bet aš melavau savo. Aš žinojau, kad jis reikia manęs. Aš žinojau, kad aš buvau vienintelis žmogus, kuriuo jis tikrai pasitikėjo. Ir aš jį palikau. Andrius prisimena dieną, kai jis pasakė Sauliui apie savo sprendimą. Jie sėdėjo kavinėje, gėrė kavą, kalbėjo apie nieką. Ir tada Andrius pasakė: Sauliau, aš turiu tau kažką pasakyti. Aš išeinu. Aš gavau kitą pasiūlymą. Ir aš manau, kad tai gera galimybė man. Saulius žiūrėjo į jį ilgai, tyliai. Tada jis nusišypsojo. Ta pati tuščia šypsena, kurią visi matė. Suprantu, pasakė jis. Tai gera galimybė. Tu turėtum ją pasinaudoti. Bet Andrius matė jo akis. Ir jis žinojo, kad Saulius nesupranta. Kad jis jaučiasi išduotas. Kad jis jaučiasi apleistas. Aš norėjau pasakyti jam tiesą, sako Andrius. Norėjau pasakyti, kad aš bijau. Kad aš esu savanaudis. Kad aš renkuosi pinigus vietoj draugystės. Bet aš nepasakiau. Aš tiesiog atsistojau ir išėjau. Ir tai buvo paskutinis kartas, kai mes kalbėjome kaip draugai. Po to Saulius pasikeitė. Jis tapo uždaresnis, šaltesnis, atsargesnis. Jis nebepasitikėjo žmonėmis taip, kaip anksčiau. Jis pradėjo matyti išdavystę visur. Aš tai padariau, sako Andrius. Aš sulaužiau jį. Ne fiziškai, bet emociškai. Aš parodžiau jam, kad net artimiausi žmonės gali tavęs palikti dėl pinigų. Ir ta pamoka jį sunaikino. Andrius bandė susisiekti su Sauliumi vėliau. Jis skambino, rašė laiškus, bandė susitikti, bet Saulius visada atsisakydavo. Jis man pasakė tik vieną kartą: Andriau, tu padarei savo pasirinkimą. Dabar gyvenkime su juo. Ir mes gyvenome. Bet aš gyvenu su kaltės jausmu, o jis nebegyvena. Bet Andrius atskleidžia dar kažką. Kažką, kas keičia visą istoriją. Jis sako, kad kelias dienas prieš Sauliaus mirtį jis gavo laišką. Ne elektroninį laišką, tikrą, ranka rašytą laišką. Jame Saulius rašė: Andriau, aš noriu, kad tu žinotum. Aš tau atleidau. Ne todėl, kad tu to nusipelnei,
bet todėl, kad aš nebenoriu nešti šios naštos. Aš nebenoriu jaustis įskaudintas. Aš nebenoriu jaustis išduotas. Aš tiesiog noriu būti laisvas. Ir atleidimas yra vienintelis kelias į laisvę. Andrius verkia, kai skaito šiuos žodžius mums. Jis man atleido, šnabžda jis. Bet aš negaliu savo atleisti. Aš negaliu gyventi žinodamas, kad aš buvau dalimi jo skausmo. Kad aš buvau vienas iš priežasčių, kodėl jis nusprendė iškeliauti. Andrius dabar gyvena tyliai, toli nuo muzikos industrijos. Jis sako, kad nebegali klausytis Sauliaus dainų, kad kiekvieną kartą, kai girdi jo balsą, jis prisimena tą dieną kavinėje, tą akimirką, kai jis pasirinko pinigus vietoj žmogaus. Ar aš galėjau jį išgelbėti? Klausė Andrius. Galbūt ne. Galbūt jis vis tiek būtų iškeliavęs. Bet aš galėjau būti šalia. Aš galėjau parodyti jam, kad jis ne vienas. Aš galėjau būti draugas, o ne verslo partneris. Bet aš nepasirinkau to kelio. Ir dabar aš turiu gyventi su ta žinia. Andriaus istorija yra ne tik apie išdavystę. Tai istorija apie tai, kaip mes visi renkamės. Kaip mes visi turime pasirinkti tarp to, kas naudinga, ir to, kas teisinga. Ir kaip dažnai mes renkamės naudą vietoj teisingumo. Bet Andrius taip pat sako kažką svarbaus. Jis sako, kad Sauliaus mirtis neturėtų būti veltui. Mes turime mokytis iš šios tragedijos, sako jis. Mes turime mokytis vertinti žmones labiau nei pinigus. Mes turime mokytis būti šalia, net kai tai sunku. Mes turime mokytis, kad draugystė yra svarbesnė už karjerą. Ar mes išmokome šių pamokų? Andrius mano, kad ne. Pažiūrėkite į šiandienos pasaulį, sako jis. Pažiūrėkite, kaip žmonės elgiasi. Pažiūrėkite, kaip jie renkasi. Niekas nepasikeitė. Mes vis dar vertiname sėkmę labiau nei žmogiškumą. Ir kol mes nekeisime šios vertybių sistemos, bus daugiau Sauliaus Mykolaičių. Andriaus liudijimas atskleidžia dar vieną tiesą. Saulius nebuvo sunaikintas vieno žmogaus. Jis buvo sunaikintas sistemos. Sistemos, kurią mes visi kūrėme. Sistemos, kurią mes visi palaikome. Sistemos, kurią mes visi galime pakeisti, jei tik turėsime drąsos. Bet ar mes turime tą drąsą? Ar mes pasirengę pažvelgti į veidrodį ir pamatyti savo dalį šioje tragedijoje? Ar mes pasirengę pripažinti, kad mes visi buvome Andriumi? Kad mes visi kada nors pasirinkome naudą vietoj žmogaus? Jei ne, tai reiškia, kad mes nieko neišmokome. Ir tai reiškia, kad tragedija kartosis. Šiandien, 35 metus po Sauliaus Mykolaičio mirties, Lietuva yra kitokia šalis. Sovietinė sistema sugriuvo, nepriklausomybė tapo realybė, ekonomika augo, kultūra klestėjo. Bet kai kurie dalykai nepasikeitė. Sistema, kuri sunaikino Saulių, vis dar egzistuoja. Ji tik tapo subtilesnė, rafinuotesnė, sunkiau atpažįstama. Bet ji vis dar ten. Ir ji vis dar naikina žmones. Kas nutiko po Sauliaus mirties? Oficialiai nieko. Buvo laidotuvės, buvo gedulas, buvo prisiminimai. Bet nebuvo tyrimų, nebuvo klausimų, nebuvo atsakomybės. Visi tie žmonės, kurie buvo dalimi jo naikinimo, prodiuseriai, menedžeriai, verslo partneriai, visi jie tęsė savo gyvenimus, tarsi nieko nebūtų buvę. Kai kurie iš jų vis dar dirba muzikos industrijoje, kai kurie vis dar valdo menininkus, kai kurie vis dar uždirba pinigus iš žmonių talento. Bet yra ir tie, kurie pasikeitė. Viktoras, buvęs menedžeris, dabar gyvena tyliai, toli nuo visko. Jis nebedirba su menininkais. Jis sako, kad nebegali. Kad kiekvieną kartą, kai mato jauną talentą scenoje, jis prisimena Saulių. Ir jis klausia savęs, ar mes darome tą patį jiems? Tomas, buvęs vairuotojas, vis dar turi Sauliaus laišką. Jis jį skaito kiekvieną dieną, primindamas savo, kad tylėjimas nėra neutralumas. Kad tylėjimas yra pasirinkimas. Ir kad jis pasirinko blogai. Ona, kaimynė, vis dar gyvena tame name miške. Jis sako, kad kartais naktimis jie vis dar girdi dainavimą. Netikrą dainavimą, tiesiog atminimą.
Atminimą apie tą paskutinę naktį, kai Saulius dainavo savo paskutinę dainą. Aš niekada neužmiršiu to garso, sako ji. Jis buvo toks gražus ir toks liūdnas. Tarsi jis atsisveikindavo su pasauliu, kuris niekada jo nesuprato. Andrius, buvęs verslo partneris, vis dar nešioja kaltės naštą. Jis sako, kad kiekvieną dieną jis galvoja apie tą akimirką kavinėje, apie tą pasirinkimą, kurį jis padarė. Ir jis klausia savęs, ar aš padariau skirtumą? Ar mano gyvenimas buvo vertas Sauliaus draugystės praradimo? Atsakymas visada yra ne. Bet kas svarbiausia, kas nutiko su Sauliaus palikimu? Jo dainos vis dar grojamos, jo balsas vis dar girdimas. Bet ar žmonės supranta, ką jie klauso? Ar jie supranta, kad kiekviena daina buvo šauksmas pagalbos? Kad kiekviena eilutė buvo prašymas būti išgirstam? Kad kiekviena nata buvo ašara, kuri niekada nebuvo išlieta viešai? Dauguma žmonių nežino. Jie tiesiog klauso muzikos ir mėgaujasi. Ir galbūt tai gerai. Galbūt Saulius norėjo, kad jo skausmas būtų paverstas grožiu, kad jo kančia būtų paversta menu. Bet mes, kurie žinome tiesą, negalime tiesiog klausytis. Mes turime prisiminti. Mes turime mokytis. Mes turime keistis. Yra vienas klausimas, kuris vis dar neduoda ramybės. Ar Saulius galėjo būti išgelbėtas? Medicininiai dokumentai sako taip. Liudytojai sako taip. Net tie, kurie buvo dalimi sistemos, sako taip. Jei jis būtų gavęs tinkamą gydymą, jei jis būtų turėjęs pertrauką, jei jis būtų buvęs suprastas ir palaikytas, jis būtų gyvas šiandien. Bet mes nepasirinkome to kelio. Mes pasirinkome kitą kelią. Kelią, kuris vedė į tą kambarį, į tą lovą, į tą šaltą kalėdų rytą. Kodėl mes pasirinkome tą kelią? Ne todėl, kad buvome pikti. Ne todėl, kad nenorėjome jam padėti. Bet todėl, kad buvome abejingi. Todėl, kad buvome užsiėmę. Todėl, kad buvome įsitikinę, jog kažkas kitas pasirūpins. Bet niekas nepasirūpino. Ir Saulius iškeliavęs vienas, jaučiantis, kad niekas nesirūpina. Tai yra tikroji tragedija. Ne tai, kad jis mirė, bet tai, kad jis mirė, jaučiantis nemylimas. Bet galbūt yra ir kitas būdas žiūrėti į šią istoriją. Galbūt Sauliaus mirtis nebuvo tik tragedija. Galbūt ji buvo ir pamoka. Pamoka apie tai, kas nutinka, kai mes vertiname sėkmę labiau nei sveikatą. Kai mes vertiname pelną labiau nei žmonės. Kai mes vertiname įvaizdį labiau nei tiesą. Saulius mokėjo aukščiausią kainą už šias vertybės, bet galbūt jo mirtis gali išgelbėti kitus. Galbūt jo istorija gali priversti mus sustoti ir pagalvoti, ar mes darome tą patį kitiems, ar mes verčiame žmonės būti mašinomis, ar mes ignoruojame jų šauksmus pagalbos. Jei mes atsakome taip į šiuos klausimus, tai reiškia, kad mes nieko neišmokome. Tai reiškia, kad Saulius mirė veltui. Bet jei mes atsakome ne, jei mes pasižadame keistis, jei mes pasižadame būti geresni, tada galbūt jo mirtis turėjo prasmę. Galbūt jo kančia gali tapti mūsų pamoka. Galbūt jo tyla gali tapti mūsų balsu. Šiandien, kai mes žiūrime atgal į Sauliaus Mykolaičio gyvenimą, mes matome ne tik talentingą dainininką. Mes matome žmogų, kuris kovojo su demonais, kurių mes nematėme. Žmogų, kuris prašė pagalbos, kurios mes negirdėjome. Žmogų, kuris mirė jaučiantis vienas, nors buvo apsuptas tūkstančių. Ir mes turime paklausti savęs, ar mes buvome dalimi jo problemos? Ar mes galėjome būti dalimi jo sprendimo? Atsakymas į abu klausimus yra taip. Ir tai yra tiesa, su kuria mes turime gyventi. Bet mes taip pat turime gyventi su kitu klausimu. Ką mes darome dabar? Kaip mes užtikriname, kad daugiau nėra Sauliaus Mykolaičių? Kaip mes kuriame sistemą, kuri vertina žmones, o ne produktus? Kaip mes mokome visuomenę klausytis, matyti, rūpintis? Tai nėra lengvi klausimai. Ir atsakymai nėra paprasti. Bet mes turime juos ieškoti. Nes jei mes to nedarysime, tragedija kartosis. Ir kitas talentingas žmogus mirs jaučiantis, kad niekas nesirūpina.
Sauliaus Mykolaičio istorija yra ne tik apie praeitį. Tai istorija apie dabartį. Tai istorija apie mus visus. Ir tai istorija, kuri dar nesibaigė. Nes kol mes gyvename, kol mes renkamės, kol mes veikiame, mes vis dar rašome pabaigą. Ir nuo mūsų priklauso, kokia ta pabaiga bus. Ar tai bus dar viena tragedija? Ar tai bus permainų pradžia? Pasirinkimas yra mūsų. Gerbiami žiūrovai, jei sekėte šią tragišką istoriją iki pabaigos, parašykite komentaruose, iš kurio miesto esate. Mums svarbu žinoti, kur Saulius Mykolaitis vis dar prisimenas. Ir prenumeruokite kanalą, kad nepraleistų tiesos apie istorijos idolus.